Labą dieną, mokytoja, aš noriu papasakoti apie Kauną. Kaune gyvena mano dvi močiutės, kurią aš per vasarą daugiausia kartų aplankau. Aš pati irgi gimusi Kaune. Kaune yra Kalniečių parkas. Tame parke yra parko kavinė ir prūdas. Tame prūde buvo pastatytas fontanas, kuris vakare spalvotai šviečia. Ir dar yra ten žaidimo aikštelių. 2. Ir sporto aikštė, kur galima sportuoti. Kaune dar yra keli muziejai. Keliuose aš buvau. Vienas buvo Čiurlionio paveikslų muziejus. Ten man labiausiai patiko didžiausias piešinys Rex. Ant to piešinio pavaizduota pilis ir kad buvo naktis, mėnulis švietė. Dar buvo zoologijos muziejus, kur buvo įvairių gyvūnų. Kas tau labiausiai ten patiko? Man ten labiausiai patiko papūgos, nes jis atrodo kaip tikros. Mano mėgstamiausia parduotuvė Kaune yra Mega. Ji yra labai didelė. Ten yra labai geras žaidimų kambarys, kur jos sėdi. Kur vaikai gali tą daryti, ką jie nori seniau, kai bus vyresni būti. Ten yra įvairių parduotuvių ir kavinių. Yra dar boulingas ir mini zoologijos sodas, kur veržliukai gali visur bėgioti. Įvairių gyvūnų ten irgi yra. Gyvatės, paukščiai, jūrų kiaulytės, triušiai ir vėžliai. Tai patinka tau Kaune? Man Kaune labai patinka. Labiausiai, kai mes per vasarą važiuojam pas močiutes. Aš pasakyčiau, kad jums ten irgi reikėtų apsilankyti, nes ten daug yra įvairių dalykų, kur gali labai patikti jums. Ate.